Labas, Vaidai. Sveikas, Skirmantai. Nejaugi ruošiamės dar vienam demo turui? Ne, šį kartą ruošiame 6 metrų darbinio pločio diskinį skutiką Bednaro, kuris išvyks pas klientą. O ką turim paruošti būtent šitam skutikui prieš išvežant? Tai pagrindiniai darbai realiai visų mazgų pervaržymas, ratų, važiuoklės ratų, atraminių ratų, hidraulinių žarnų. Po to visų funkcijų išbandymas, ar jos tinkamai veikia. Okei, matau, kad turi daug darbo, tai susitiksim pas ūkininką. Okei, Skiriu. Iki. Iki. Na ką, skutikas paruoštas, keliauja į Kuršėnus. Oras puikus. Manau, už kokius geros poros valandų būsime pas ūkininką vietoje. Būtent šis skutikas, kurį vežame pas klientą į Kuršėnus, 560 skersmens, turi agresijos diskus, turi integruotą važiuoklę, kas leidžia masiai pasiskirstyti tarp padargo ir nuo to, sakant, pagerėja jo darbo kokybė. Skutiklis yra beveik 6 tonų svorio, kas leidžia padargui pasiekti reikiamą gylį, netgi ir sudėtingom sąlygom. Skutikas turi centrinį cilindrą ant prikabinimo įtaiso. Tai jisai kopijuoja ir padargo netampa, yra išlaikomas pastovus gylis, nėra laužomas pats padargas. Kad tinkamai dirbtų, turi būti 12-14 km/h greitis. Bednar gamas padargai transportiniai padėti bus 3 metrų pločio. Galima komplektuoti su alfa drilio dėžėm, smulkių sėklų dėžėm. Yra kas sėja rapsus tokiu būdu ir sakė, labai gerai pasiteisina. Galima montuoti Vertibux dėžę. Jeigu man reiktų rinktis, tai jo rinkčiausi būtent šį. Vien dėl diskų agresijos neleidžia užsikišti drėgnoje dirvoje, nes čia turėjom demo turą. Tai buvo net ūkininkas, sako, kas čia per metalo gabalas, kad tas padargas neužsikišia. O tą dieną realiai, tikrai neblogai lyja. Sveiki, Jonai. Labas, Vaidai. Kaip sekasi? Gerai. Bandysim darbuotis? Taip, laukiam. Esu Šiaulių rajono ūkininkas Jonas Vaičiulis. Ūkininkauju su tėvais broliu. Šeimos ūkyje auginame mėsinius galvijus, žieminius kviečius, rapsus, ankštinės kultūras. Ūkis yra 300 hektarų. Einant metam ūkis plėtėsi. Senieji padargai paliko per maži, tai ir pradėjom ieškoti diskinio skutiko. Kas lėmė, kad būtent pasirinkot Bednarą? Turbūt lauką dieną. Apsilankėm ten ir pamatėm Bednar skutiką. Pastebėjom, kad jis gali dirbti ir sekliai, naudoja mažai kuro ir esant būtinybei gali dirbti ir tolygiai išskusti giliai. Būtent toks dalykas padeda žymiai lengviau ūkininkui apsispręsti. Mes galime atvežti kiekvienam ūkininkui, pademonstruoti jų laukose su jų traktoriumi. Buvom linkę dar ir didė vietą ieškoti. Radom parvežtinę techniką, kurie jau apie 10 metų, bet pamatėm, kad ten reikalauja daug darbo, įdėti ir lėšų. Sprendėm apie 2 mėnesius, Agrovizijoje buvo diskinių skutikų šou, puikiai pasirodė Bednar skutikas. Tai tada ir neliko abejonių, ką rinktis. Nusprendėm, kad pirksim geltoną daiktą. Tas atvejis yra dažnas, ūkininkai vis tiek nori kuo pigiau, bet galų gale pamatę tą skirtumą tarp naujo ir dėvėto produkto kainos, vis tiek galų gale grįžta pas mus ir įsigyja naują daiktą su garantija, su aptarnavimu ir svarbiausia patikimą daiktą. Kokią rezultatą tikitės? Turi padaryti tvarkingai. Esmė yra, kad susiskusti laukus po javapjūtės, sekliai, taupyti kurą. Tai kokius pirmiausia darbus žadate atlikti su juo? Tai pirmiausia, pabandysim čia vietoj. Suskusti pievą. Koks maždaug planuojamas darbinis gylis? Apie kokius, sakyčiau, 7 cm 8. Reguliavimas vyksta gale. Sudėsim visus bus minimalus gylis, nuimsim visus bus maksimalus. Dabar statyti, kad, pavyzdžiui, pusę jo darbinę gylę.
Reikia tų gilį pamažinti ir Tai greitis gylį. bus didesnis. Bet va šaknis į viršų. Lucerno šaknis ilgas. Kiek metų pievai? 5. Čia aišku, čia niekada per vienas į kitokią nepadarysi. Tai jo, pamažinam gilį, galėsim išvystyti didesnį greitį ir pats paviršius bus išdirbtas. Tai va, Jonai, išbandėm skutiką, ne? Tai kokie pirmieji įspūdžiai? Puikus, 10 balų. Išskuto, lygų, traukia nesunkiai. Patenkinti būsim, manau. Tai galimai sezonui pasirašėt jau. Tai ramiai dabar, laukiam. Komandą pasitikim, esam įsigiję ne pirmą techniką ir nėra pavedę, tai dėl to ir ramu. Dėl servizo ramu, nes matom, kaip agrokoncernas per paskutinius 5 metus iššoktelėjo į viršų tarp kitų įmonių. Tai tapo populiarūs, konkurencingi. Manau, stengiasi. Kaip žinome, kiekviena techninė, kad jinai anksčiau ir vėliau sugenda. Ūkininkai gali kreiptis į mūsų servisą praktiškai 24/7 valandas. Detalės irgi yra be problemų pristatomos. Mūsų komanda stipri, pasiruošusi veikti. O kadangi pas Joną yra naujas padargas, tai greitų metų iš jo skambučio tikime nesulaukti. Darbai baigti, galime vykti namo.